literaliai blemba skridom. Neužsimuš čia. Žiūrėk. Žioplys, kaip sakau. Ir mane pažiūrėjai kartu. Ne, į kamerą. Aš turiu laiką, aš neperginu. Aš dar akimis bandau pataikyti. Kaip, galiu aš kažkaip lip? Nefilmuojam šito. Vyručiai, su laiku susipykę esat. Atsipratau, sveiki, malonu. Labas, sveikas, malonu. Pasiruošę? Čia jūsų filmavimo komanda, ne? Taip išeina? Jo, 3 žmonės. Tai tai tik vienas? Pas manęs... Biudžeto apkarpymas? Jo. Vienas už visus, žinai. Koks jūsų planas? Ką norit? Mes biškį planą esam pasidėliavę. Tai einam gal... Žiūrėk, mūsų planas yra viskas, kas su bagiu susiję. Susiję. Viskas, kas aplinkui, mums rodyk, vesk. Tai einam, gal į vidų mes pristatysim planelį tada. Sėdat šalia manęs. Aš pravežu vieną, tada antrą pravežu. Labai gerai. Nu. Ok. Bandom. Tai, O šitą, kiek turim... minučių trasa trunka? O kiek... 3 minutės etris. Gerai, turėsim 3 minutės, spėsim padaryti. Vieną ratą per 3 minutės ar keletą ratų? Vieną ratą, arba 2 ratus pažiūrėsim, pirmin atgal kiek laiko taip. O jūs tai taip apsirengę esate, ne? Dar planavom, dar kad priminsim, mes turime, kurie esame. Va ir šiaip nusipirkau lietpultį, jeigu kas, jeigu reikės. Na, va pagalvojau. Pagalvojau, jeigu kas. Šiaip tai Hebra važiuosim viešais keliais, tai būkit atidus, šlapia yra. Su tais bagiais tai apsivertę yra keli žmonės, tai būkit geri. Šalmuose turėsim komunikaciją, kalbėsiu, nėra mechaninė, automatinė dėžė. Aš esu bagi vairavęs. Kurį? Per laukus ten, žinau, pro klevą, pro rugius. Ūkininkė nepyko? Nu, buvai klimpęs į vieną ūkį, bet viskas gerai baigėsi. Ant kiek sunku apsiversti yra iš tikrųjų. Aš pakontroliuosiu į posūkį, žinai, negali greitai. Nuo ko priklaus? Va, į posūkį, jeigu ne greitai, tada inercija tave tempia. Kitą pusę, jeigu tu nespėjai laiku paspausti gazą, tada virsti. Čia buvo atvažiavo partneriai. Žodžiu, staigus judesiai Jo, padaro. biškai tokie, nes staiga 58 cm. Gerai. Man tinka, aš tai nevairuoju. Aš tau šalia pasidėsiu. Kavutė, gerai. Žytojai. Breaking bad. Galime eit kukint. Nu, Jesse, varom kukint. Čia bus realiai Karoli face to face. Nuo nedebilas esi, Aisti. Face to face. Ne, matau kaip civikė mano 1/1 šitą. Variatoriaus varomas jaučia. Ir bėgat gali ten vienas, nu, kuris nesvarbu, kuris čia, kaip nori, pasistumdat, nepasistumdat, jeigu telpat, abudu, tai telpat. Nėra skirtumo. Ir nesvarbu, į kurį bagį. Svarbu, sorry. Red Bull nelepam. Nes ten biški lankai yra ten sudėtingiau lipti. Tie 2 yra vienodai lipimai ir atidarimai. O tai turim, ne, užsidėti šalmą užsisakt, būtinai užsisakt. Taip. Tai ir tada Taisyklingai užsisakt. Taisyklingai užsisakt. Įlipti mašiną, atsidaryti duris kažkokiais būdais. Taip, įlipti. Ir užsisekt. Užsisekt taisyklingai. Jo, aš nekur Ne, yra vienas. Vienas? Ir čia vienas yra. Tai čia 2 yra jie. Žiūrėk, aš tu pasakysiu, man bėg nereikės. Aš pakontroliuosiu, kurias. Tu galėjai ramiai, kol Aš ramiai eisiu. Jeigu jūs jau sakot, kad liuksą parodot, reiškia jau užsisek, kuris pirmesnis liuksą parodot. Mes žinosim, kad užsisegėm. Pajausim? Tai jūs patys... Kada manysit, ar ne? Bandysi pasileisti. Pasiruošęs? Ramiai, gražiai. Metal! Viskas, važiuoju, Gerėsiu. Go! Kaip čia veik? Aš turiu laiką, aš neperginu. Aš dar akimis bandau pataikyti. Kaip, galiu aš kažkaip lip? Galvoti reikia. Galvoti. Sakai, ne iš tos pusės atidaro. Palauk, tik aš buvau įlipęs jau į bagį. Galim šitą... Čia ne, tas neteisinga. Palauk, o man reikia žiūrėti vidų. Būtų... Ne, palauk, turi būti. Taip. Tavo kolega įlipo jau. Aš esu važiavęs su bagiu. Kaip Aisti pamokyk. Viržas. Ai, taip ir reikėjo. Dvi saktis da yra.
Viršui dar tau. Aisti, viršui dar. Žinai, per tą šalmą nesimato, biški. What the fuck? Čia turi būti kažkas. Turim. Turim? Gerai. Įtrauk. Nu va, bravo. Aistis suprato greičiau. Nusekantį kartą. Trasui greitesnį. Jis man pasidavė, jis jau žinojo viską, apsimetė jisai tik tai. O tau nebaisu, kai kiti veža? Ne, pripratęs. Okei. Nu blembo, super, ką aš galiu pasakyti. Žinot, kas buvo smagiausia, aš Austrijoje važiavau su F4. Tai labai lėtai safety caras važiavo, tai tu kaip safety caras man labiau patinki. Jo, tai aš matau, kad ir gaudaisi, žinai, nesi tas tok ale žioplys, kaip sakau. Ir mane pažiūrėjau. Ne, į kamerą. Ne, nu, tam prasme, gaudais, matau. Ir nes kitai, žinai, taip nori paspausti, bet ne konkretus yra, žinai. Tai dabar mes pravažiavom trasą, kur darysim teatrę, ne? Jo. Tai jau čia jūsų tada rubrika, kaip sakoma. Gerai. Aš pasakysiu, kad aš labai pasitikėjau kažkaip. Atrodo, kad tu esi daug sykių važinėjęs. Profesional. Ačiū, ačiū. Turbūt reikia jau jam įsigyti simuliatorių. Streaminti simuliatorių. Atėjo laikas. Paskutinis challenge'as. Kuris greičiau nuplaus bagį? Tai žodžiu, trumpai ir aiškiai. Counter-Strike aš pats irgi pažaidžiu, jūs irgi pažaidžiat dažniau. Tai turim šautuvą, airsoftą ir turiu pagaminęs glapsus, žinot. Tai šitie glapsai kainuoja apie 10 gabalų. Tai... Glapsai 25 eurai, eilis 15 eurų. Atsargiai, taupykit. 5 turime skarbonkės, buteliukus. Einam, parodysiu, iš kur šausit. Ir va čia, kad būtų nesitaikys, kažkaip taip. Va. Į operatorių? Takš. Tai va, aišku? Paskaičiai. Prašau. Ačiū. Parodė, kaip reikia. Specialisto glapsai. Nice. Tik neįdėk į marketą. Ui, kaip tinka man. Tik tu man tokie. 1, 3. Būk geras, bagis saugok. 10, Opa. 11, 12, Opa. 14, 15, 16. Nice. Po poratu. 16, taip. 16. Kas ketvirtą kulką reikia pataikyti, ne? Tu, manau, pataikysi iš karto daugiau. Jo, aš irgi manau. Vieną nušaunu ir aš jau nugalėtojas. Esi su airsoft šaut. Jo. Bet aš netūpsiu, taip kaip Aistis. Nes kartais tiesiog gali neturėti laiko pritūpti. Esu pasiruošęs. 1, 2, 3, šaudom. Pala. Tai kaip suprast? Gerai. Aš nežinau, kur šaunu iš tikrųjų. 1, 2, 3. Op. Aš nesuprantu, kur Į medį. Važiuoju. Per aukštai? Rimtai? Okei, nefilmuojam šitą, iškarpam. Oi! Va šitą reikėliam. Tai aš tik vairuotojas, aš bandysiu jums sutrukdyti, sudėtingiau viską padaryti. Tai nėra ko čia per daug kalbėti. Aš mėgstu, žinai, ne kalbom, o darbais. Aš noriu pasakyti, kad mes ir taip esam gameriai. Tai čia bus tiesiog nepatogu biškai sėdėti ir viskas. Mama, jeigu kas, aš tai myliu. Man nepakraudo to žaidimo! Play! Jo! Gerai,
sekas, gerai laikau kaip Dievas telefą. Apsiramėnam! Nebūlės, kalbykį! Turiu pirmą eilutę, jas! Rokai atsargiai šiek prietis eina. Lemanina apkalt jo. Yes! Woo! Jo! Dar, važiuojam! Tai ką, pagaliau atvykau į Tauragę, į Roko Baciuškos gimtinę ir šiandieną jis mus kartu su Aistelo praveš. Gol. Come on. Gerai, spaudžiu čia. Gerai, sekas, gerai laikau kaip Dievas telefą. Jo! Pirmą eilutę, jas! Maišai stipriai. Nebūlės, kalbykį! Žinai ką, aš pasidėkau su važiavimu, vis tiek jau Aistį aplinkiau. Aistis pasiema bendrą pergalę. Mane gelbėjo Rokas šiaip challenge, iš tikrųjų išsavėtų. Šitas bus biškas sudėtingesnis, ne? Tai taip. Tai nežinau, tai dar bėgimo challenge padarykim. Ne, kebra, tai tu bėgi kiekvieną rytą, tai vakarą, rytą, kartais 5 rytą bėgi, kaip užeina. Tai, Na, Rokai, nustebink. Tai dabar turėsim 20 klausimų. Čia bus klausimai? Klausimai bus. Sveikinu. Bus klausimai, bus... Geografijos? Galimai. Istorija, matematika. Gerai. Tai aš jumis pravešiu ir kitą trasą važiuosim ir kuris greičiau atsakys tos klausimus, o daugiau palinkėsiu jums sėkmės. Vo, super. Vo. Okay. Kem 6 minus 6, jau! 42, tram 7 minus 2, 9. Jau! 12. Kaip manai seksis? Manau, kad čia man geriau seksis, žinok. Aistis, manau, turės problemų su klausimais. Mes esam jau darę panašaus tipo iššūkių, tai klausimėliai mano stiprioji vieta. 6 kartų 7, 38, nežinau, 7 plus 9. Jo, what the f***, sutikėjau šito! 16, nežinau, 6 padaryti iš 2, 2 jaučiu, nežinau. Tai kiek bus 6 kart 9? Ten 3. Aš visą laiką negalvojau, čia tiesiog dariau vaidinimą, tai... 12 kartų 11. Jau. Mes literaliai blemba skridom. Kiek manai iš 20 klausimų atsakysi? Nu, labai priklauso nuo klausimų. Aš galvoju, labai sunkių ten nebus. 12. 12 tikrai bus, manau. Aš manau, Aistis 5 veiks. 123 minus 2, 3. Jau, what the... Gerai, tęsiu kitur, nemoku matematikos. Koks tavo, jau! Koks tavo tas, kas šalia sėdinčių yra Rokas? Vairuotojas! Kada buvo Žalgirio mūšis? Prieš kelius šimtus metų! Kelintą vietą Rokas užėmė savo antrajam Dakare. Pirmą, sakykime, pirmą. Ar žemaičiai gali valgyti aukštaičių blynus? Tai nėra aukštaičių blynų. Kiek žaidimo valandų turėjo Ceso? Štukę 186. Kuris ginklas Ceso žaidime brangesnis? Žiūrit koksai ir labai skirtumas yra su flautu. Ai, čia matau parašytas yra. O, Diglas ar revolveris? Diglas. AKR ar M4? Čia pačio! Jau, skirisim. Abudu kainuoja AKR, M4 tiek pat kainuoja. Defuse kit ar 5-7. 5-7 defuse kitas, tikėt ir neblokit defuse kitas. Zeusas ar 3 takoja granatas. 3, ne, Zeusas. Avapas ar negaus? Avapas, kokie 2 lenktynininkai Dakare važiuos kartu su Roku. LeBron James ir Sabonis. Nežinau, prašau, man reik pasisteng. Jo. Šitas kalnas buvo insane. Nuoširdžiai nesitikėjau, kad mes skrisim, seni. Gal mes vėl skrisim? Ne? Jo. Seni.
mes turėjom prieš tai, seni, aš be žodžių, atsiprašau, kad įsikeikiau. Wow. Seni, aš drebu literaliai, what the f***. Mes seni, nesakysiu nieko. Nesakysiu nieko. Kaip atjungti? Jo, ramiai pasėdėsiu, paskaitysiu kažką, nežinau. Man atrodo, perdada biškį. Karli? A? Linki Buvo sėkmės malonu man? tavęs matyti, Jo? žinok, seni, nežinau, ar išgyvensi Jo? šito. Tu jau senas. Aš jau visko matęs. Yra kažkoks teisingas būdas, kaip įlipt. Jaučiu taip. Važiuojam taip. Gerai, važiuojam. Nereiktų batų. Gerai, paduok batą. Pala, aš neprisisekė, žinau. Pirmas KAM 8-6 KAM 2, 3-7 + 9 PAM. Šiam 6, 6x7, 6x7 KAM 2. Kaip čia tas experiences? Nuoširdžiai, mes galvojau, kad aš jau su Roku turėjau ten jau labai insane raidą, bet aš vis dar drebu, žinokit. 7 + 9, 16. 6 padalinti iš 2, jų yra 3. Šeštas klausimas 12 × 11. Eik, per sunku. Wow, aš skaitau tus klausimus ir aš literaliai atsisuku, pasižiūriu viršų, mes esam tiesiog ore. Literaliai skridom. 7 klausimas 1,8 - 2,6. Palauk, biškį atsijunginiai. 22 berods yra. 7 atsakymas šaknis iš 16,4, jeigu neklystu. Eik! Gal galim ir lėčiau, ta prasme, dėl manęs važiuoti. 9 klausimas per sunku. 10. Koks? Eik, tu turnas tu. Šiaip kaip klausimai sekė? Kaip klausimai sekės? Sunku. Šiaip geri klausimai buvo. Su CESu nustebino, kad buvo. Ir šiaip matematiniai klausimai nuo pat pradžių. Aš kokius 4 praskipinau, nes aš nuo matematiko nebuvau, žinokit, aštriausias butterflyus, bet neblogai. Manau, atsakiau 2 iš 20. Kokius 2? Koks tavo tas, kas šalia sėdinčio yra? Ką? Koks tavo tas, kas šalia sėdinčio yra Rokas? Nesuprantu klausimą. Kada buvo Žalgirio mūšis? 1:40. Kelintą vietą Rokas užėmė savo antrajame Dakare. Pažiūrėjau į kelią, man atrodo, 3 buvo, nežinau. Ar žemaičiai gali valgyti aukštaičių blynus? Nu, nespaudai, kaip sakant, klausimas toksai, sakykim, tarp mūsų gali. Aš manau, kad jis galvoja, kad aš neatsakysiu nei vieną. Būkim bėdini, bet teisingi. Arba gal kokius 5, nežinau. 5, taip. Rimtai 5? Ok. Galbūt ir buvo 5. Kiek Karolis atsakys? Aš manau, Karolis turėtų virš 10 atsakyti nuoširdžiai. Galvotas žmogus yra. Galim gal papykti ir taip toliau, bet jis yra protingas žmogeliukas. Su CESu gal sunkiau bus, bet su matematikom ten ir su Žalgirio mūšiais turėtų jam paeiti, manau. Tikiuosi. Kuris ginklas CS2 žaidime brangesnis? Dyglas ar revolveris? Dyglas. AK-7 ar M4? M4 turi. Defuse, Kit ar 5-7? 5-7! Eik tu! Zeusas ar Dikoj Granatas? Zeusas brangesnis. Avapas ar Negevas? Avapas brangesnis. Kokie 2 lenktynininkai Dakare važiuos kartu su Roku Defender komandoj? Dovanokit, bet nežinau, žinokit. Nežinau, o, šalmo net užsidaręs nebuvau. Gerai, grįžtam prie dar vieno. Viskas? Viskas? Jo, aš norėjau dar grįžti prie klausimo 12 × 11. 12 × 11, tai gerai. 131? Man atrodo, 131. Aš matematiką, B lygių turėjau, žinai. Tai... Ačiū, Arvidai. Nežinau, normaliai. Eik, tu turnas tu! Vienas lengvesnių pasivažinėjimų, sakyčiau. Eik, tu turnas tu! Gerai, prisipažinsiu, porai vietų riktelėjau, bet galimai tik dėl kontento. Sukertam rankom.
Patiko? Man patiko. O tau? Dar drebu. Žinai, kada tau labiau patiks? Kai teisės turėsi. Smart. Bet po šito nebenoriu teisų laikyti. Nu ką, Chebra, ačiū, kad atvykote, iš tikrųjų smagu, kad aplankė tokią mažą Tauragę. Mums apskritai buvo patiems. Tu esi buvęs čia kelis kartus, ne? Esu kaip tik šitoje vietoje esu pratybose buvęs kariuomeniai, tai... O aš per geogesirę esu buvęs. Mačiau, 3-4 kartus. Pirmus spėjimus spėjai. Buvo toksai jausmas, va, Tauragė ir viskas, nežinau. Ta diena pagalvoju yra. apie Tauragiškius. Tai ačiū Jums ir iki sekančių kartų. Okay, malonu. Malonu. Pakartojam, gerai šitą. Pakartojam iš naujo. Užmontuosi prieš tai, kur laikiau ir kur dabar nuėjau, žodžiu, sudėsit. Bet...